buvo situacija, kad nufilmavo vairuotojo keleivis, tą karo policininką, tai besikeikinti. Jo, ir kelia internetą tikėdamasis, kad kariuomenė suės tą karo policininką. Suės visos sąlygos, kadangi jis keikėsi, visą kitą, o po to, kai pasigilinam situaciją, paaiškėjo, kad kelių erelis linksminosi, lindinėjai koloną ir kirtaliojo ant stabdžių. Ir prieš šarvuočius reiškėsi. Ir tas karo policininkas netekęs kantrybės jį susistabdė, paauklėjo. Ir tai čia provokacija. Jo, ir mes tada įkėlėm tą postą į kariuomenės Facebooką ir parašėm, kad tipo keiksmažodžių vartojimas neteisinam, bet tikrai nesiruošiam nuteisti savo karo policininko už tai, kad jis taip reagavo į pavojaus kėlimą žmonių gyvybę. Buvo į vienus vartus visi komentarai, 1000, gal ten virš 1000 ar 2000 reakcijų. Pagaliau kažkas atsirado, kas kelių gaidelių, kas ten nemėgstamiausių žmonių kategorija, viena nemėgstamiausių, paaiškino, kaip reikia, va ne ant to užsirovė, va kariuomenė pagaliau. Tai žodžiu, nerealiai tada buvo. Čia tai prisimenant iš viešųjų ryšių, šerifo mokymai šią vasarą. Pirmą kartą mes pasiekėm, reiškia, iki tarptautinio lygio išėjom, čia buvo fantastiškai pasisekę mokymai, su labai daug klaidų, daug kur reikia mokytis iš tikrųjų. Lessons identified. Jo, tai buvo labai stipriai ir kas man labiausiai patiko, tai būtent viešųjų ryšių specialistai, kurie nėra profesionalūs, bet jie tokie daugiau mėgėjai, suprantantis, pagaunantis, norintis svarbiausiai. Ir jie užsuko šitą plotmę, kad operacijos metu, reiškia, dirba ir žurnalistai, nes karo policijoje mes dirbam civilinėje aplinkoje. Ir aišku, žurnalistai. Ir mes pirmą kartą, reiškia, į savo mokymus įtraukėm ir rezervistus. Mes realiai atidirbom karo meto struktūrą, kad pakviesti rezervistai, jie integruoti į karo policiją, plus sąjungininkai, plus jėgos struktūros ir darėm bendrą operaciją. Ir taip išėjo, kad žurnalistas prieina prie, galėsim pasidalinti su šito video. Dar pradžioje buvo mintis gal ištrinti, bet sakau, jokių būdų, tas turi būti publikuojama ir rodoma kariams. Kai prie rezervisto prieina žurnalistė, sako, tai ką jūs čia veikiat? Ir tas karys sėdintis pasaloje, tai pakelia akis, sako, dink iš čia. Man ir tai problemų čia daug. Tai buvo fantastika. Irgi komentaras geras. Kariuomenės komunikacija. Labadiena visiems, ačiū, kad žiūrite ir klausotės. Mes jau seniausiai vystom pokalbį apie karo policiją. Ir šiandien pas mus yra Lietuvos kariuomenės karo policijos vadas, pulkininkas leitenantas Raimondas Ivanauskas. Sveiki, vade. Sveiki. Kodėl MP dabar grįžtame iškart prie pokalbio? Jo, pats užvedžioju šitas minties. Karo karinė. Jo, nes tikrai niekada pats netkreipdavau šito dėmesio. Kodėl taip, o ne kitaip? Kalbam tarp kitko apie Antsiuvą, ant rankovės ir pavadinimą patį military police, aišku, išvertus tiesiog. Čia jau tarptautinis nusistovėjęs Antsiuvas, kuris yra pažįstamas visose NATO valstybėse, užsienyje ir panašiai. Todėl ir yra MP, jis oficialiai priimtas yra. Dabar kodėl karo ne karinė? Radom tik tais vieną paaiškinimą. Tokių dokumentų, kad būtų tiksliai pasakyta, kodėl atkurtoje Lietuvoje tai atsidūrė karo, nes tai ne karo padėtis. Military tai nėra war. Jo, nes turėtų būti war police. Taip. Tai kodėl vis dėlto karo? Nes šiuo metu karo mes neturim. Teoriškai paėmus, tai jei prasideda karas, tai karinė policija turėtų transformuotis į karo policiją, nes tai karo teismas įsijungia, visi kiti procedūrai ir panašiai. O pasirodo atsakymas pakankamai paprastas. Aš nežinau, ar jisai yra iš tikrųjų vienetinis, bet tai, ką mes radom. Tai pradedant nuo ištakų, 18 metais, kada kūrėsi jėgos struktūros, atsirado milicija, reiškia, paskelbus karo padėtį, atsirado karo milicija. Reiškia, pradžioje buvo netgi milicija, ne policija. Čia atskūrus Lietuvos valstybė turite omenyje. Taip, nuo 18 metų. Ir įvedus karo padėtį tapo karo milicija, nes tai buvo karo padėtis, kuri transformavosi vėliau į karo milicijos mokyklą, tada karo policijos mokyklą pakeitė, reiškia, pavadinimą ir pabaigoje prieš pat okupaciją vis dėlto paliko tas nusistovėjęs pavadinimas – karo policija. Tai iš principo 93 metais, kada susikūrė pirmieji žandarmerijos padaliniai čia Lietuvoje, tai užuomazgos tokios buvo SKAT pagrindu, tai ir savanoriškos krašto apsaugos tarnybos. Nebuvo dar nusistovėjęs tas pavadinimas, bet priimant įstatymą, karo policijos įstatymą, paaiškinimas yra tik tais lingvistinis, kad atkūrinėjom vėliavas, atkūrinėjom savo istorinius pavadinimus, antsiuvus ir panašiai. Ir mes grįžom prie tų ištakų, kad prieš okupaciją buvo karo policija, tai jinai ir paliko karo policija, kuri patvirtinta įstatymais. Aha. Toks tai paaiškinimas. O karo policijos galvojate, ištakų metai mūsų ankstyvoje nepriklausomybėje čia 93 skaitosi, ar vėlesnė, kaip buvo įstatymas? Jūs turite dabar dabartinės, jo, atkurtos. Taip, 93. 93, tai jau solidžiai metų reiškiasi. Taip. Dabar klausimas prieš ruošintis tinklalaidį išvis buvo, dabar galvoju, ir pats nežiūrėjau, pavyzdžiui,
mūsų auditorija yra labai plati, didelė, yra karių nemažai, yra civilių, kurie nieko bendro neturi su kariuomenė ir galvoju, galime visiems paaiškinti, kas apskritai karo policija yra, kokie jos ištakos, kur, kada pasaulio kariuomenėms prisireikia policijos, kariuomenės viduje policijos. Nu, čia aš manau atsakymas nėra vieno sakinio atsakymas. Nes dažniausiai, kada tenka kalbėti su kolegom ir taip klausia, kodėl ta karo policija reikalinga, ar karinė policija, nesvarbu. Taip, institucijos viduje. Taip. Tai yra institucija institucijai tokia gaunas. Tai klausimas būtų paprastas, ar visuomenė reikalinga policija. Dažniausiai atsakymas taip, nes kada pradedi šnekėti, tai yra nusikaltimai, nusižengimai, tai yra tyrimai, tai yra tvarkos užkardimas, tvarkymas, prižiūrėjimas ir panašiai. Tas pats yra ir su karo policija ar karinė policija. Kiekvienoje valstybėje, žinoma, yra kitokios taisyklės, tam tikros, apie skirtumus galima kalbėti taip pat ir daug, apie panašumus lygiai taip pat daug galima būtų kalbėti, bet principas yra vienas, tai yra teisėsaugos užtikrinimas ir palaikymas. Ir antra tokia funkcija, jeigu taip labai trumpai pasakyti, tai yra įstatymo viršenybės atstatymas atgautose teritorijose. Čia yra dar vienas dalykas, kur, sakykime, mažai kalbama apie karo policiją. Taip, taikos metu, karo metu yra aišku. Mes darom viską, kad nevyktų nusikaltimai, kad nusikaltimai, kurie yra daromi prieš kariškius arba kariškių daromi nusikaltimai, tai yra karo policijos funkcijos. Vienos iš pagrindinių funkcijų. Tačiau atkovojus teritoriją, kažkas tai turi imtis tvarkos. Nes kaip taisyklė, po karo, po konflikto teritorijoje, policijos, civilinės policijos padaliniai, kol susikurs ir panašiai, turi kažkas tai tą tvarką užtikrinti. Tai taip pat yra viena iš karo policijos funkcijų, kad būtent įstatymo viršenybės atstatymas. Dabar kalbant apie patį principą, tai paminėjau, kad yra panašumų, yra skirtumų. Panašumą galbūt aš įvardinčiau tokį strateginį, vieną pagrindinį. Tai yra principas pats karo policijos, kad turi turėti kiek galima mažiau vadų virš savęs. Taip, jeigu žemiškai paaiškinti. Karo policija kaip institucija. Taip. Ir kurią valstybę mes be paimtumėm, tai yra arba tiesioginiai ministrui pavaldi institucija, arba kariuomenės vadui. Tai yra daroma tam, kad atliekant kažkokius tai tyrimus, kad kuo mažiau įtakos būtų iš tarpinių grandžių. Todėl tas panašumas ir yra, kad nešališkumas. Turim vieną vadą ir mes jam dirbam. Aišku, dirbam kariuomeniai, bet atsiskaitinėjom vienam vadui. O skirtumas galbūt irgi, kalbant apie tą strateginį skirtumą, tai yra, kiek valstybė linkusi suteikti galiojimų. Tarkim, iki karo policijos įstatymo, iki 21 metų, čia buvo labai didelis įdirbis buvusių vadų, teisininkų ir panašiai, kad 2021 metais buvo priimtas karo policijos įstatymas, kuris stipriai praplėtė įgaliojimus karo policijos. Jeigu iki 21 metų mes buvom apriboti karinėse teritorijose, tik tais... Veikti karinėse teritorijose. Už tvoros Rūkloj prie Norfos jau... Taip. Jeigu sulaikytas asmuo, privalėjai kviesti, reiškia, civilinę policiją ir tai jau buvo jų teisė, jų jurisdikcija. Po karo policijos įstatymo, taip labai apibendrinant pasakius, mus įgalina veikti ir už karinės teritorijos, ir visi įvykiai, kurie susiję su KAS personalu ar turtu, įskaitant sąjungininkus. Šiuo atveju, kaip ir buvo prieš tai kalbėta, kad kolonos metu juda kolona, civilis elgiasi neadekvačiai, trukdo judėjimui ir panašiai. Tai yra priimama, kad veikiama prieš koloną, prieš karinę koloną. Tai yra mūsų teisė imtis visų reikiamų veiksmų. Tai tokie panašumai ir skirtumai. Tai dabar, jeigu taip užakcentuojant, čia visai įdomu, galvoju, tai karo policijos po 21 metų įgaliojimai, grubiai tariant, civilių atžvilgių padidėjo, galima taip sakyti? Taip. Jeigu civiliai turi kažkaip interferina su kariniu personalu, tai tada karo policija lygiai taip pačiai gali juos... Visiškai teisingai. Todėl pas mus yra labai glaudus ryšys su Vidaus reikalų ministerija, kadangi aš tikrai nenoriu šitų terminų naudoti kaip ten vyresnysis brolis ir panašiai, čia žinot, kaip dažnai būna. Tai yra mūsų tie kolegos, tai yra tie patys ekspertai. Turime civilinę policiją. Taip, civilinę policiją. Mes dirbam betarpiškai ir yra susitarimai, tai taip pat įstatymo rėmose, kad jei gaunama medžiaga yra akivaizdi, kad tai yra susijusi su kariuomenė, mes šitas bylas perimam ir vykdome tyrimus.
Tai pavyzdžiui, jeigu Lietuvos mes jau labai deep divinam iš tikrųjų šitą temą, nors dar net nepakalbėjom apie policininko ženklelį, kurį tą klausimą laikau galvoj. Bet įdomu, jeigu karys, sakysim, ne, civilis, karys netarnybos metu, atostogos, savaitgalis, kas bebūtų, padauginęs, reiškia, kažkokio tai alkoholio viešoje vietoje pridaro nesąmonių, tai jau yra karo policijos subjektas. Tikrai taip. Tikrai taip. Aha. Už tai, suprantat, mes ir išeinam, kad iki 21 metų, kol mūsų apribojimas buvo tik tais karinė teritorija, darbo kiekis buvo vienoks, po 21, kadangi kariuomenė plečiasi, didėja, plečiasi ir darbo apimtis. Tai dabar, bet čia nežmoniškai iš principo, nes jeigu iki tol buvo jūsų tyrimai susiję tik tai su karinėse teritorijose vykdytais nusižengimais, kurie, pakankamai iš tikrųjų, negali sakyti negausus, negausus šiaip, negausus, jie palyginti su to, kas yra, jūs šypsotės, jie gausus, tik tai mes nesakysim šitoje eterį niekada iš tikrųjų. Darbo kiekis dvigubėja iš principo, teisingai. Atsiranda šiapus tvoros ir anapus tvoros. Kartu neįvardinsiu, bet būtent įstatymas, kaip ir paminėjau, šiapus tvoros, anapus tvoros, šitą mes galime ištrinti. Tai yra prieš kas personalą ir turtą. Prieš kas personalą ir turtą. Taip. O jeigu kas personalas ir turtas yra nusikaltimo objektas, tas, kuris daro nusikaltimą, tai irgi karo policijos klausimas. Taip. Čia mes gal galim kažkokį instruktažą dabar duoti Lietuvos kariuomenės personalą, nes vidinės komunikacijos įrankis šitą tinklalaidė yra. Tai jeigu jūs, gerbėmieji, kalbam visiems uniformuotėms, prisidarote nesąmonių ir dabar, tikrai klausimas, atvažiuoja civilinė policija, gali paprašyti iškviesti karo policiją? Kuri piktesnė? Turi visą teisę mūsų kariai tai daryti, bet vėlgi, nerekomenduoju. Nerekomenduoju ta prasme, nes civilinės policijos yra žymiai daugiau. Jie dažniausiai būna arčiau įvykio vietos ir jie reaguoja žymiai greičiau. Ta prasme, fiziškai. Taip. Yra buvęs ne vienas atvejis, kad principe įvyko kažkoks tai įvykis, ar auto įvykis, kada būna netgi žmogus žūsta ir panašiai. Policijos ekipažas gali būti fiziškai netgi arčiau. Jie imasi visų veiksmų, reikiamų veiksmų, tačiau šita byla rezultate, reiškia tyrimas, ateis į karo policiją. Aha. Bet o jeigu aš pats esu prisidirbęs ir man naudinga dėlėjaus operaciją padaryti, galiu kviestis karo policiją? Taip, jūs galite prašyti ir tikrai karo policija bus iškviesta. Geras. Pagrindinė esmė yra, kad informacijos suvaikščiojimas. Čia kalbant ir su vadais ir panašiai yra akcentuojama, kad žiūrėkit, yra įsakymai, yra tvarkos patvirtintos. Kas turi būti perduota, reiškia budėtojai, kas turi būti perduota karo policijai, tas turi būti akcentuojamas ir siekiama, kad tai būtų įgyvendinama. Nes mūsų tikslas yra ne tik tais, kad nubausti, kaip daugelis, tai piešia, kad karo policija lygu baudikas. Teisininkai ir karo policija žiūri, kaip nubausti kareivį. Tai čia jo. Bet mūsų pagrindinė užduotis vis dėlto yra prevencija. Jei tai yra galimybė bandyti užkardyti. Nes nubausti, aš sakyčiau, tai ganėtinai civilių galbūt reikalas, nenoriu aš jų kritikuoti ar sakyti kažką, bet mums yra esmė užtikrinti tvarką kariuomeniai su kariniu personalu ir būti patikimais partneriais, kad jei kažkas atsitinka, kad karys žinotų, kad mes tą karo policiją su šituo ansiu atvažiuojam ne tik tais bausti, bet būtent padėti. Nes visko gali būti. Būna tokiu atveju, kad, sakykime, mūsų kariai apkaltinami kažkokiais neteisėtais veiksmais ir panašiai. Tai tada yra mūsų kompetencija tyrėjų žiūrėti vaizdo kameras, tirti, aiškintis, bet niekada nebūna į vieną pusę. Tai yra tada. Tam ir yra tyrimas, tam yra mūsų įgaliojimai, kad sudėti taškus ir pasakyti, kad tai buvo ar taip nebuvo. Kaip pavyzdį, galbūt aš vėl užbėgu šiek tiek tolesniam dialogui į priekį. Gerai, su sąjungininkais yra buvę tokių atvejų, kad gauname informaciją, kad įvykdytas nusikaltimas. Turim sąjungininkų pakankamai daug ir tai turim reaguoti, bet leiskit neįvardinti nei valstybės nieko. Tai čia 2 dienos po rotacijos CFP pirmosios 2017, jau Jonavos Lizos atvejais tas buvo. Ir suprantat, kada gauta yra ta medžiaga, dirbant su policija, vėlgi aš noriu pasakyti, aš neprisiimu šitų laurų, kad mes 100% ateinam ir viską sugebam padaryti, nes tai yra kompetencijos, tai yra įranga galiausiai šiuolaikinė, nes be šito negalime išsiversti. Labai per trumpą laiką vis dėlto pavyko įrodyti, kad informacija melaginga. Tai nebuvo siekis įrodyti, kad tai yra nesąmonė ir melas, bet buvo kompetentingai atlinktas tyrimas, kada buvo pasakyta, ne, tai yra visiškas feikas ir galbūt netgi sukurtas kažkokių tai
pašalinių pajėgų ar asmenų, kurie nusiteikia šitą dalyką daryti. Tada, žinoma, įsijungia jau kitos institucijos ir kitas darbas. Komunikacija visai taip. Taip, komunikacija ir panašiai. Čia aš nenoriu lysti į tas detalės, bet tai yra jau ir žvalgybinė informacija ir panašiai. Tai kodėl aš šitą pavyzdį dabar ir pateikiau, kad mes nesam tie, kurie baudžiam. Mes esam tie, kurie vis dėlto užsiminėjom prevenciją. Tai vat apie užduotis dar galim tada sufokusuoti irgi klausytojus trupučiuką. Karo policijos pagrindinis fokusas ir uždavinys taikos metu ir karo metu. Galim tokius sufokusuoti? Taip, pagal įstatymą yra pakankamai daug užduočių įvardinta, tai yra 12. Čia taikos metu ar bendrai? Taikos metu. Bet taip apibendrina, tai aš galbūt pasakyčiau tokios 3 kertinės. Tai yra pirmiausiai nusikaltimai, nusižengimai, jų prevencija, tyrimai, išaiškinimai, reiškia ir vienetų apsauga. Kitas būtų drausmės palaikymas ir drausmės laikymasis kariniuose daliniuose. Ir vienas iš tokių galbūt esminių tai mobilumo užtikrinimas ir kolonų apsauga. Tai 3 galbūt kertinės tokios užduotis, po kuriuom palenda tikrai daug kitų užduočių. Jei mes paimsim kolonos apsaugą, tai nereiškia, žinot, kad važiuoja priekį šiturėlis, važiuoja gale šiturėlis per vidurių koloną ir mes ją saugom. Tai susiję ir su svarbių asmenų apsauga. Tai taip pat yra kolona, taip pat mes turim pasirūpinti ir apsaugą ir panašiai. Mes turime netgi apsaugos vienetą, svarbių asmenų apsaugos vienetą, kuris išskirtinai saugo kariuomenės vadų lygmenį, ministrų lygmenį ir kariuomenės vado bei ministro svečių. Teisingai, tas anksčiau tik spec pajėgų buvo funkcija, taip. Po to perėjo ir jums dar į operaciją tarptautinę, man atrodo, karo policija spėjo išvažiuoti. Tikrai taip. Mūsų pareigūnai, visi svarbių asmenų apsaugos skyriaus pareigūnai yra dalyvavę misijoje Afganistane ir fiziškai atlikę koviniam sąlygom svarbių asmenų apsaugą. Tai šitie 3 šitos pagrindinės užduotis taikos metu, į jas sueina daug dar pašalinių, kurių aš dabar gal detalizuoti mes galbūt dar nelabai norėčiau, bet taigoje, manau, išeis. Taip. Kuo skiriasi, sakykime, taikos ir karo, čia mes kalbėjome apie taikos. Karo užduotis principė nepakitusios, jos tos pačios, tik tais prie jų prisideda dar keletas papildomų. Dabar, kaip matome ir ypač bendradarbiaujant su ukrainiečiais, tai parama komendantams ir komendantiniams vienetams, parama, nes tai yra užnugaris. Tai vėlgi teisėsaugos lygmuo. Parama tai yra, kuo, vad galvoju, ja. Būtent komendanto valandų užtikrinimai, stebėjimo postai, blokpostai, sulaikyti asmenis, nes vėlgi sulaikymas yra ta operacija, kuri išskirtinai teisėsaugos institucijom suteikta teisė. Nes tai yra daug įstatymų, reikalavimų, galų gale žmonės turi būti tam parengti. Tai karo policijos pareigūnai tam yra parengti ir bet kas sulaikyti žmonių, nelabai gali. Aš labai abejoju, karo metu, žinoma, kitokios sąlygos, bet šita funkcija, vis dėlto šita užduotis yra karo policijos ir kitų jėgos struktūrų. Aš turiu omeny. Todėl parama komendantams, užnugario operacijoms, vėlgi tvarkos palaikymas, sulaikymo užduotis ir panašiai, tai aš manau, kad tai būtų neatsiejama užduotis karo policijos, palaikyti ryšį su komendatūromis ir esant reikalui jiems padėti ypač užnugario teritorijose. Kita užduotis tai yra karo belaisvių jų administravimas ir priežiūra. Norėjau klausti, ar čia karo policijos būtų užduotis? Sakykime taip, tai yra viena iš užduočių, bet aš norėčiau galbūt patikslinti. Kaip valstybei, vien tik karo policija, vienas dalykas, mes neturim galbūt tokių pajėgumų, kad tai susitvarkyti. Antras dalykas, tai yra tarp institucinis reikalas. Tai yra ir teisėsaugos institucijos, tai yra teismai, tai yra kitos institucijos, todėl tai yra kompleksiškumas. Todėl mes sakom, kad su karo belaisviais mes remiam ir prisidedam, nes tai yra transportavimas, tai yra vėlgi, yra tam tikros institucijos, kurios tam specializuojasi. Tai mūsų būtų parama, tikrai būtų parama ir tai būtų viena iš mūsų užduočių, būtent remti šitą operaciją, taip sakykime, nedetalizuojant, ar tai konkrečiai yra mūsų užduotis, ar tai yra jėgos struktūrų užduotis. Taip, ginkluotėsis pajėgas galų galia ir patenka ir VST ir kiti po to. Taip. Okay. Ir dabar, tai su karo metu mes prisidedame komendatūrą, karo belaisvė, teisingai? Taip. O
prevencijos visos. Jos išlieka. Taip. Kadangi aš minėjau taikos meto užduotis, tai yra būtent nusikaltimai, nusižengimai, prevencijos, drausmės palaikymas ir panašiai, šitas išlieka. Todėl aš nebenoriu kartuotis. Tai tas, kas taikos metu, Taip. jos išlieka ir karo metu, plus papildomai dasideda tam tikros užduotis būtent susijusios su užnugario operacijom. O turiu klausimą apie taikos metą dabar, kadangi daug iš karių, kas su to susiduria, reiškia, galit kokių praktinių pavyzdžių duoti, kaip tas prevencijos, pavyzdžiui, palaikymas vyksta kariniuose daliniuose, ką reiškia, ar tai yra tie karo policijos vizitai į dalinius, kur žiūri visi ten pro langus, reiškia, o kažkas įvažiavo karo policija, slėpkim daiktus, aštrius, reiškia. Tai va, kaip tas prevencijos? Puikiai paminėjot. Tai jau yra prevencija. Jei mes atvažiuojam ir visi, kaip sakoma, show of presence. Jo, show of forces. Galbūt net kitaip pasakykim. Jei pamatė karo policiją ir jau įvyko pasitempimas, tai, sakykime, prevencija dalinai jau reputacija yra užsitarnauta. Jau ir įvyko. Laikomės tos nuomonės, jei yra pastebėta, sakykime, kažkokie tai pažeidimai, čia pradėkim plačiaja prasme nuo nestatutinių santykių, kurių aš labai džiaugiuosi, tikrai nenorėčiau sakyti, kad tai yra problema, tai neįvardinčiau, kad tai esminė problema, pasitaiko pavienių atvejų, pasitaiko tikrai. Bet reikia pasidžiaugti, kad Lietuva nuėjo pakankamai didelį kelią, kad šitas baisus žodis, jis būtų labai labai retas. Diedoščina turite omenyje, turbūt tą žodį. Tai yra iš dalies siekiama, kad būtų visiškai išgyvendintas. Nes žmonių saugumas, tai taip pat disciplina, tvarka ir panašiai. Tai pradedant būtent nuo tokių dalykų, baigiant transporto priemonių, kelionių lapų patikrinimu, reiškia techninio stovio ir panašiai. Tai visa tai yra prevencija. Ir vėlgi tai yra ne tik tais kariniuose daliniuose, bet ir už jų ribų. Tai ir greičio viršėjimai, ir kiti dalykai susiję su kelių eismo taisyklėm ir vidiniam tvarkom esančiom kariniuose daliniuose. Nekalbant jau apie narkotikus, kadangi turim ir kinologų tarnybą, daliniai tikrai susipažinę ir mūsų kinologų tarnyba yra labai populiari su savo turimais pajėgumais. Suspėjom susitvarkyti, tikrai, bet daugėjant atveju, kada visuomeniai narkotikai populiarėja, mes esam visuomenės dalis. Bet aš galvoju, čia jautrus klausimas, bet mes atvirai pakankamai šnekam tinklavyje. 22 tūkstančiai organizacija mūsų, taip. Narkotikai, kaip ir visur kitur, pasitaiko ir pas mus, teisingai. Tikrai taip. Ir šitą prevenciją, periodinę prevenciją, tai vis dėlto ir vadai gali šitą dalyką atlikti. Ta prasme, tai yra jų atsakomybei. Bet karo policija išskirtinai yra kviečiama atėjus jauniems kariams, šauktiniams. Galvoju, 100% NPPKT gauna pūst, teisingai atėję? Man 100% taip nenorėčiau įvardinti, bet taip. Galų gale kaip profesionalus kariai mes praeidinėjame ir medicinos tarnybą, yra kiti svertai pasitikrinti, kas liečia šauktinius. Tai taip mes atliekam ir labai džiaugiuosi, kad yra bendradarbiavimas su dalinių vadais. Tikrai yra užklausų pakankamai daug ir periodiškai mes tai darom. Čia alkoholio prevencija, nes ką su narkotikais darom? Čia su narkotikais. Patikrinimai, teisingai tai yra? Patikrinimai, taip. Planuoti, neplanuoti? Ir planuoti, ir neplanuoti. Todėl mes turim ir planinius patikrinimus, ir neplaninius. Įskaitant tai, kad per prevencijos metu yra tikrinamos ir saugos kameros, reiškia ir techninės priemonės, kaip veikia ir panašiai. Ir atitinkamai raportai gula vadovybei. Tas, galvoju, narkotikų klausimas, aišku, čia mes daug labai apie jį neelaboruosim, bet turbūt anksčiau, vėl sakysim, kokie 95-ųjų Lietuvos kariuomenė, tikriausiai būtų labiausiai su alkoholiu susidūrę. Kaip ir turbūt visos institucijos 95-aisiais, ne? 2024-aisiais šitas reiškėsi. Taip. Klausimas, kokia bus ateitis, tikėkime, kad viskas baigsis. Labai norėtos, žinot, iš tikrųjų, kad ta statistika būtų visiškai nulinė, labai norėtos, taip nėra, bet vėlgi mes turim priimti, kad mūsų kariuomenė tai yra to labiau, kad demokratinė valstybė, mes puikiai suvokiam, kad tai nėra spygliuotos tvoros, kad tai vis dėlto mes esam visuomenės dalis. Ir ne iš Marso. Ir tai, kas yra visuomenė, tas yra ir pas mus. Jeigu pas mus nėra, reiškia, jau yra signalas, kada tai atsiras. Galbūt kalbant apie, jeigu galiu peršokti, sakykime, prie tyrimų ir panašiai. Taip, aišku. Apie karius nusižengimus tyrėjus, visą tą topiką dabar pasidengim. Galbūt norėčiau paminėti, taip, narkotikai, alkoholis, kelių eismo taisyklių pažeidimas, tai čia yra tokia kaip kasdienybė, tai prevencija nukreipta.
kalbant apie pačius tyrimus, tai tendencijos yra tokios, kad vis dėlto tyrimai sudėtingėja. Sudėtingėja ne tik tais, kad pati sakykime, nusikaltimo sudėtingumas, bet tuo pačiu ir atsiranda dar viena erdvė, tai yra elektroninė erdvė. Jei tyrimai kažkada, aš pakankamai neseniai šioje tarnyboje, tik tais 4 metai jau prasidėjo, bet kiek kalbu su specialistais, su tyrėjais, tai vardinama, kaip buvo tyrimai atliekami, tarkim, prieš 10-15 metų ir kaip atliekami dabar atsiranda tam būtent elektroninė erdvė. Ką tai reiškia, kad tyrimų metu yra įsijungiami mobilūs duomenys, internetas, kompiuteriai. Čia kaip tyrimo medžiaga turite omenyje. Kaip tyrinė medžiaga. Tai reiškia, tyrimas vyksta ne tik tais tai, kas realiai matė, ant žemės, bet prie viso to reiškia yra analizė ir asmeninių daiktų, asmeninių priemonių, telefonų ir visa kita. Ir čia didelis failas, kaip suprantu. Ir tai tas failas, kaip sakot, jis tikrai plečias, jisai sudėtingėja, pirmiausia sudėtingėja dėl ko, ne dėl to, kad atsirado šitas, bet reikia visą laiką siekti tyrimuose to žingsnio į priekį, negalima žingsnio atgal. Ta prasme, jei tyrimai sudėtingėja ir jie vystosi tą neteigiamą linkme mūsų atžvilgių, reikia tyrėjams vis dėlto taip pat tobulėti. Reikia numatyti, kas gali būti sekantis, koks variantas, kur sudėtingėti gali. Tai pasirinkti personalą, turėti techninės priemonės, susikurti savo tinklą. Reiškia, turime omeny, kadangi daugelį tyrimų, kurie yra pakankamai sudėtingi, vis tiek mes kreipiamės pagalbos ir į kitas jėgos struktūras, iš kurių tikrai norėčiau pasidžiaugti. Santykis yra fantastiškas, gauname ir paramą, ir tas bendradarbiavimas toliau vystomas. Tai su to nusikaltimų sudėtingėjimu suspėti rengti specialistus, atrinkti reikiamus specialistus, paruošti juos ir žinot, kad tu tam nusikaltimui esi pasiruošęs. Čia gal didžiausias iššūkis. Ir va tas sudėtingėjimas būtent yra. Tai nusikaltimų sudėtingumas ne tame, kad jie žiaurėja, bet tame, kad jie tampa tokie kompleksiniai, galėčiau pasakyti. Tai jau nebėra vieno tyrėjo, ten ar 2 tyrėjų reikalas, bet tai yra tyrėjų, tai yra specialistų, tai yra pasijungimo galbūt kriminalinio biuro, galbūt policijos departamento. Ta prasme, tai jau yra kompleksija. Tai praktiškai mes galėtumėm sakyti, kad tai yra nepaprastas ikiteisminis tyrimas, bet tai yra operacija, taip netgi vardinti. Kaip kariuomeniai sako, apie viską praktiškai. Žiniasklaidos operacija tada. Taip. Aha. Apie personalą pasakėt ir dabar galvoju, irgi man tokia buvo kilusi mintis, įsitikinimas bent jau, kad karo policijai su personalo komplektavimu neturėtų būti tokių didelių problemų, kokių galbūt turi, nežinau, koks pėstininkų batalionas vidutinio lygmens reiškia. Kaip yra su personalu karo policijai? Nes vėlgi, kiekvieno karo policininko šventa pareiga plėsti savo gretas. Tikrai, mūsų klausosi galbūt būsimieji karo policininkai. Kokia situacija? Čia dabar reklaminė pauzė. Kažkiek jo mes pareklamuojam. Karo akademijos, spec pajėgų atranka, dar kažką galim tą pareklamuoti. Arba atšaldom. Priklauso, ko reikia. Čia kaip aš juokauju, kalbėdamas su savo personalo, ką mūsų merginos pačios šauniausios karo policijoje, vaikinai patys profesionaliausi ir visa kita. Čia buvo reklaminė pauzė. Aha. O jei kalbėtų apie personalą ir taip kalbėti jau rimtomis temomis, tai negaliu tikriausiai šiomis dienomis labai džiaugtis, nes nežinau, kas bus rytoj, bet jeigu kalbame šiandien, kaip filmuojam tinklalaidę rugsėjo pabaiga, kad dėl personalo užpildymo mes per daug skųstis negalim karo policijai. Tikrai užsipildymas yra geras, netgi labai geras, palyginti kaip ir minėjau su priežastis tada? Kur ta aukso gysla? Negaliu atsakyti. Žinokit, ne dėl to, kad norėčiau nuslėpti, bet yra galbūt keletas dedamųjų. Tai darbo krūvis, aš nežinau, ar turėtų būti atraktyvus žmonėms, bet galbūt tai, kad vis dėlto karo policininko tarnyba, jinai nėra kaip pas pėstininkų, sakyčiau, kad sunki tarnyba susijusi su pasirengimu gynybai. Viską, ką pėstininkai daro, pagrindė tai yra nukreipta pasirengimas gynybai, kaip ir visų mūsų kariškių. Jo. Tai jie kasa, šaudo, taktikuoja, juda ir visa kita. Čia pas mus įsijungia taip pat dar viena dimensija, tai yra būtent teisėsauga. Mažo to, kad jie visi yra kariai, jie turi žinoti šitos pagrindus, bet yra kasdienybė, rutininė kasdienybė. Ir tai
aš vis dėlto galvoju, kad kažkiek personalą motyvuoja. Real life tas komponentas, jeigu aš teisingai suprantu, nes pėstininkai real life neturi praktiškai, jeigu nėra operacijų, mokymo misijų, viskas. Tik pratybos. O pas mus pagrindinė, jeigu procentaliai pasakyti, aš manau, kad neapsirikčiau, kad mes turime kokį 70-80% real life ir visa kita, tai kovinis rengimas. Bet čia, žinoma, susidurėme irgi su tokiu sudėtingumu, kalbant apie tai, kad džiaugiamės, kad užsipildom, bet yra visą laiką tokių rizikų, kadangi krūvis yra tikrai didelis. Didelis ta prasme, kad žmonės daug įtraukti yra į kasdieninę veiklą, ne visada išeina ir atiduoti išeiginės, toj pat, kaip žmonės nori, ta prasme, krūvis yra pakankamai didelis, plus reikalaujamas kovinis rengimas, kuris nėra šaudymai visi kasmetiniai, šaudymai ir panašiai. Ir jo vadams, tai aš norėčiau pasakyti tikrai, kad kantrybės reikia daug turėti. Pavyzdžiui, tu susiplanavai šaudymo pratybas ir išlindo kažkokios palydos, kur reikia... Neatidėsi. Jo, tai tu praktiškai šaudymą turi stabdyti, o kariuomenė dabar yra pertempta vis dėlto ir su mokomaisiais laukais, ir su šaudimo galimybėm ir panašiai. Ir karo policija turbūt ne pirmam prioritetė, nes tada stovi brigados, sąjungininkai. Tikrai taip. Mes tą puikiai suprantam ir reikia priimti šitą faktą, kad tobulėjam, didėjam, kad reikia vystytis toliau. Ir taip gaunasi, kad tas kovinis rengimas, jis yra šiek tiek jau tampa antraeilių palyginti su kasdieninė veikla. Netgi savo mokymų, kur suvažiuoja užsieniečiai ir panašiai metu, jie išlenda real life poreikis, mes privalom stabdyti. Seminarą nutraukiam. Taip, ir turim vykdyti tą, ką mes privalom vykdyti. Galbūt geriausias pavyzdys, čia aš manau, netgi pabaigęs tarnybą karo policijoje, aš tikrai šitą dalyką prisiminsiu, turiu netgi nuotrauką puikią, tai karo policijos visų pareigūnų pasirengimas NATO summitui. Buvom aktyvavę netoli 100% pareigūnų, sakykime 100%, pilnai. Savo tarnybos 100%. Savo tarnybos. Tai buvo didžioji dalis, beveik visi karo policininkai praėjo bazinį parengimą svarbių asmenų apsaugos. Mes metus laiko turėjom tam ruoštis. Buvo atliktas, sakyčiau, toks ambicingas planavimas pasirengimui NATO summitui. Ir būtent per NATO summitą tas visas dienas, kada vyko intensyvioji fazė, būtent kada delegacijos pradėjo važiuoti, visi karo policininkai buvo suvažiavę į Vilnių, buvo apgyvendinti, galbūt ne pačiom geriausiam sąlygom, bet jutosi, kad žmonės yra pasiruošę ir yra labai susikoncentravę į darbą. Mes buvom pasiruošę vykdyti užduotis. Visas keliamas užduotis per NATO summitą mes buvom pasiruošę vykdyti. Tai, žinot, šitas man paveikslas, aš labai džiaugiuosi, kad civilinės institucijos, tarkim, norėčiau paminėti Mindaugo mokyklą, kur yra Mindaugo gatvėje. Prie Mindaugo Maksimus, visi žino. Neturėjom kur apgyvendinti savo karių. Buvo labai lengvai suderinta, mums užleido ir sporto salę, ir aktų salę, kuri buvo pilnai užkrauta, reiškia, karo policininkais, kaip direktorė pati pajuokavo, sako, tikriausiai pati saugiausia vieta Lietuvoje šiuo momentu tai yra mūsų mokykla, nes 400 karo policininkų, tai vis dėlto pajėgumas. Galėjo kas nors spausdintuvą vogti tuo metu, tai įdomu. Jo, tai supranta tikrai šitas momentas man taip toks kaip ir motyvacinis, kada mačiau tikrai žmonės užsivedusius, pasiruošusius vykdyti užduotį. Žinoma, po NATO summito atsirado tokių kalbų, kam čia mes taip visi suvažiavom, jeigu mes praktiškai tas 3 dienas pragulėjom neiškišę nosies. Tai mano ir buvo pagrindinis argumentas visiems žmonėms, kad žiūrėkit, tai ir buvo mūsų tikslas, kad nieko neįvyktų. Jeigu mes buvom nepakelti, reiškia, viskas įvyko. Ko iš tikėtis, savižudžio susisprogdinimo. Tai reikia tik tais pasidžiaugti, kad buvom laiku pasiruošę ir tai padėjo vis dėlto patiems tobulėti. Ok, dar vieną real life neužduotį turiu omeny, kur galvoju galim aptarti, kaip tai atrodo, nes atrodo iš pirmo žvilgsnio gal visai ir paprasta. Va dabar, reiškia, prasideda spalis, toj bus geležinio vilko pratybos, tada seks Grifono pratybos, tos didieji manevrai, kur 1000 karių, ne savo dislokacijos vietose, Lietuvos keliais važinė, sąjungininkų atvykimai per sieną, ta Kalvarijos postą remontuojama, gal suremontuotas atmintinai ten visi žino, reiškia, va tas karinis mobilumas, sąjungininkų atėjimas per tą garsų į Suvalkų koridorių, galų gale iš Lenkijos karo policijos perėmimas, perdavimas kažkur.
Kaip su šita užduotim sekasi tvarkytis, kokie iššūkiai, kaip Lietuvos vairuotojai elgesi, ar duoda kelią, ar landžia į kolonas ir taip toliau. Kaip šitas svarbus labai paketas, sąjungininko atėjimas ir savos kariuomenės judėjimas sekasi. Gal pradėčiau nuo to civilių vairuotojų lindimas į kolonas ir trukdymas. Tai, žinot, jeigu paklaust paprastų policininkų, ar pasitaiko tokių dalykų, kad nepaiso kolonų, kada policija lydi, žinoma, pasitaiko. Už tai ir yra mūsų pareiga, yra kelių eismo taisyklės, sustabdyti tokį vairuotoją ir jam išaiškinti, kad jis yra labai labai neteisus. Kokiom priemonėm, tai yra numatyta administracinėse nuobaudose, kelių eismo taisyklėse ir panašiai. Pasitaiko, žinoma pasitaiko tokių atvejų, bet labai džiaugiuosi, kad tie įvykiai tikrai yra pavieniai. Žinoma, nepasitenkinimas, ypatingai civilių, kada kamščiai, sudaromos spūstys ir panašiai. Bet tai kolonas greitis, jis ten turbūt kiek? 50, 60? Jo, jis bus ribotas. Jeigu artėjant prie gyvenvietės dar labiau ir jeigu tai važiuoja sunkvežimiu didelė kolona, tai žinoma, tai yra nepatogumas. Tai čia gal ir yra tas pats didžiausias iššūkis, kad kariai turi turėti pakankamai tą storą skūrą ir būti pasiruošę reaguoti. Jei kažkur tai kažkas tai vyksta, nekreip dėmesio į pašalinių reakcijas, bet vykdyti tai, ką jie privalo. Dabar apie patį judėjimą ir panašiai, tai yra mūsų treniruotė, tai yra kasdieninis gyvenimas. Jei kažkas treniruojasi, tai mes treniruojamės taip, kaip turim vykdyti ir kaip mes vykdysim iš tikrųjų, reiškia. Ir greičio reguliavimas, ypatingai pravažiavimas per gyvenvietės. Dabar jau pradedam mokymo tokį ciklą, įtraukdam ir jėgos struktūras, kad jie pasijungtų, reiškia, į lydėjimus, kad jie padėtų. Gal mums ir nereikia, mes tikrai susitvarkom su užduotim patys, bet yra poreikis, reiškia, įtraukti ir kitas institucijas, kad reikalo esant, jeigu tai konfliktas, jeigu srautai didėja ir panašiai, kad mes galėtumėm kalbėti tą vieną kalbą, įskaitant sienos kirtimo procedūros ir su kaimininėm šalim. Tas yra, sakykime, taip pradėta daryti, yra daroma ir toliau treniruojamasi tol, kol, sakykime, nesijausim, kad mes iš tikrųjų patikimi ir pažįstam vieni kitus. Čia kalbate apie kirtimą sienos teisingai. Aišku, turbūt su Šengeno sienom vienas dalykas, su jom ten lengviau reiškia. Galvoju, ar yra atveju, kad reikia lydėti į kokią nors valstybę, kur nėra Šengeno zonoje? Turbūt Lietuvai nėra, nes Latvija, Lenkija pas mus reiškia viskas. Bet vis tiek paėmus, tai, sakykime, Lenkų karo policininkai dalydės iki Lietuvos sienos, mes turim... Jie Darbiškiai važiuoja, man atrodo, tenais užsisuka. Čia kiti klausimai, teoriškai kaip ir nelabai galėtų, bet tas bendradarbiavimas vyksta ir jau čia gal ir žodis bendradarbiavimas nelabai tinka. Tai yra vėlgi operacija ir mes turim ją atlikti nuo taško iki taško, pravesti koloną. Kalbant apie dar kažkokius iššūkius, tai tikrai aš gal labiau norėčiau pasidžiaugti, reiškia, institucijų darbu. Tai ir judėjimo kontrolės centras labai puikiai dirba. Visas suderinimas kolonų ir maršrutų suderinimas su institucijų bendravimas. Jei prieš tarkim, 5-10 metų būdavo problemų kolonų formavimas, tai užtrukdavo laiką, tai užtrukdavo, reiškia, dokumentų suvaikščiojimas ir panašiai. Dabar tikrai vykdoma pakankamai operatyviai, yra kažkokie pakitimai, sprendžiama ganėtinai greitai, operatyviai ir čia galima tik tais pasidžiaugti, kad taip, tai yra labai sudėtinga operacija, kolonos lydėjimas, jei žiūrėti ne administraciškai, bet taktiškai, tačiau tai yra kasdienybė, tai yra reali operacija, kurią mes turime atlikti. Ir iššūkiai, jie iš principo su vairuotojais mažėja, kaip aš sakiau, su civiliais vairuotojais. Tų kolonų dažnėja dabar. Tų kolonų dažnėja, bet vėlgi tokia yra naujovė, kad visas tas kolonas, ypač kada atvažiuoja sąjungininkai, mes stengiamės įtraukti ir sąjungininkų karo policiją. Labai noriai prisideda, tai darom bendras palydas, tai prisijungia sąjungininkų, ypač IFP dabar šiuo momentu labai aktyviai pasijungia, vokiečių vienetai, kada atvažiuoja, labai noriai prisijungia, jie netgi patys prašo, kad reiškia dalyvauti kartu su mumis palydose ir tai iš tikrųjų padeda. Padeda sutaupyti personalą, padeda suprasti ir savo sąjungininkus. Šiaip labai įdomi vieta šitą galvoju. Ir galvoju, ar dar nėra kažkokia pilkoji zona sąjungininkų karo policijos su sąjungininkų švyturėliais užsienio šalies įgaliojimai Lietuvos teritorijoje. Galvoju, kaip tai sprendžiama. Aišku, vairuotojai pas mus supratingi, iš principo pastraukia ten, čia pas tai vokiškai parašyti, aš tau nesitrauksiu iš kelio. Bet kaip yra sugalvoto reglamentavimu? Jau ar čia tarp valstybinio susitarimo komponentas, koksai yra sąjungininkų karo policininkai Lietuvoje?
Pagal įstatymą, žiūrėt, pagal Lietuvos įstatymus sąjungininkai mėlynus švyturėlius naudoti gali. Bet yra labai aiškiai apibrėžta kokiamis sąlygomis. Tai yra gyvybės klausimas, tai yra greitoji, jo. Tai iš tikrųjų jie gali naudoti. Ta pačią koloną jie lydėti irgi gali. Tačiau nerekomenduojama, taip sakykime, nes nėra apibrėžta. Vienų bent jau paleisti, taip. Nerekomenduojama. Čia daugiau tokia kaip rekomendacija ir per susitarimus, dvišalius susitarimus mes bandome tai traukti, kad vieni patys jie nelabai važiuotų. Tai yra paprastas dalykas. Tai visų pirma, jie neturi teisės administracinių nuobaudų išrašyti, jei kažkas įvyksta. Šito jie neturi teisės. Jie neturi teisės reguliuoti eismo. Lydėti jie gali, bet jie neturi teisės reguliuoti. Tai čia, o lydėjimo metu eismo reguliavimas turbūt neišvengiamas, kartais buvo kokias sankryžų užkirtimas, čia reguliavimas ar ne? Žinoma, taip. Tai čia jau reguliavimas. Jau niuansas. Bet jei paimsim magistralę Klaipėdą Kaunas, kur važiavimas plikas, tai teoriškai jie važiuoti gali. Ir jie galėtų. Ir įstatymas nedraudžia. Tačiau mūsų tikrai yra rekomendacija, kad jie šito nedarytų. Mes geriau skiriam vieną ekipažą. Tai ką laimim? Laimim, kad tai yra bendradarbiavimas. Tai yra kariai vienas kitą pradeda pažyti. Ir tik tais abipusė nauda. Taip, tai jo, raudono švyturėlio ir nesumatėsi. Raudonas reiškia, kad sustoti reikia šalikeliai, teisingai. Taip. Tai čia tik tai jau Lietuvos policija, karo policija gali tai daryti. Taip. Ar nebuvo, kada galvoju, šiaip Lietuvos kariuomenės karo policijai niuansų su neatpažinimu švyturėlių, kadangi ne ant paprastos policijos mašinos kokiais 2002 pavyzdžiui, kad pasižiūrė, čia ne policijos mašina, atpažįstu, aš čia nestosiu. Būdavo, kad reikėjo dar išsikovoti savo statusą Lietuvos visuomenėje. Taip, tai yra tasai periodas, kada tikrai atsiranda niuansų, kad žmonės, bet greičiausiai aš sakyčiau ne dėl to, kad ignoruoja švyturėlius, bet gal tokių pasitaiko ir provokatorių, kad kas čia tu toks, į kas, kad tu užsidėjai tą švyturėlį, kas tu toks, kokie čia tavo įgaliojimai. Taip. Bet kada yra pildomos administracinės nuobaudos, tai ypač po 21. Taip. Tai principė, kada pildoma administracinė nuobauda, tai šitie klausimai dingsta. Turbūt ir aplikosaugininkam tas pats, kaip pas jas mėlynė švyturėlį atsirado irgi. Tikrai taip. Tas pats niuansas reiškia. Šiek tiek paminėjot karinį rengimą ir galvoju, galim pakalbėti apie karo policiją, kur suprantam, kad ir Laifas laimi prieš karinį rengimą, bet jo neišvengs, bent jau bazinio kažkokio karo policininko, nes ten yra niuansai, sulaikymai, nepuolimas, negynyba ir taip toliau. Kaip treniruojasi karo policija, būti karo policininkais? Kad patap karo policininku, tai reikalavimai visų pirma yra, kad kariai privalo būti atitarnavę privalomąją tarnybą. Tai yra pagrindinis reikalavimas, nes vėlgi karo policininkas tai jis yra visų pirma karys. Ir tada yra policininkas. Jau procentų mes ten nebedalinkim, bet sakykim, kad tai yra 2 reikalavimai viename žmoguje. Tada yra karo policininko bazinis kursas, kuris trunka apie 3 mėnesius. Reiškia, čia kariai yra supažindinami su specifika, su įstatymais, su tam tikrom specifiniam užduotim, kaip sakykime, riaušės, antiriaušės. Tai yra tazerių naudojimai, specialios įrangos naudojimai, tada svarbių asmenų šiek tiek yra dalis, bet pagrindė tai, kas susijęs su bazinėm žiniom. Ir po to, sakykime, atėjus į padalinius, jau įgulas, kada pradeda tarnauti, žiūrima paprasčiausiai, kokių kompetencijų reikia. O rengimas, kovinis rengimas, taip kaip ir kariuomenė, yra individualūs įgūdžiai, kurie yra ne tik tais kovinis rengimas, pėstininkų kovinis rengimas, bet didžiąja dalim vis dėlto tai susijęs su mūsų vykdomom užduotim. Ir tarkim, praeitais metais, kada buvo NATO summitas, atitinkamai mes į savo kovinį rengimo planą buvom įsidėję tas užduotis, kurias vis dėlto reikia pasiruošti tam, kad vykdyti, kad pilnavertiškai būtų pasirengus NATO summitui. Tai kiekvienais metais mes adaptuojam, tarkime, vėl dronai, antidronai, tokia užduotis. Vėlgi, įstatymiškai mes esam tas vienetas, kurie galim vykdyti tyrimus. Jeigu dronas nukrito karinį teritorijoje, tai kaip ir karinis vienetas žino, ką daryti. Jeigu jisai skrido virš karinės teritorijos, nukrito už tvoros, jau kaip ir kariuomenė nelabai turi ką sakyti. Tačiau čia karo policija mes turim visus įgaliojimus. Tai automatiškai visi tyrimai ir panašiai. Todėl atsiranda nauji sluoksniai, į kuriuos reikia reaguoti ir reikia rengti šitoms užduotims žmonės. Todėl bazinės žinios yra vienas dalykas, tada individualūs įgūdžiai tobulinami. Čia principė kaip ir kariuomeniai. Bet bazinės žinias mes kalbame apie karo policininko bazinės žinias, teisingai. Taip. Individualūs įgūdžiai irgi yra karo policininko. Elektrošoko naudojimas. Taip. Tiesa, kad kas elektrošoką turi teisę naudoti, turi ant savęs išbandyti irgi.
Bent jau civiliai policijai girdėjau tokią. Šitą mes tikrai darydavom. Tikrai darydavom. Dabar perėjom į tą modelį, kad jei karys pagidauja. Arba pareigas perdodantis karo policijos vadas naujam vadui. Ne, iki tiek, bet čia geras punktas. Perdavim artimiausiai ceremoniją. Aš manau, į savo pareigų šitą aprašą reikėtų įsitraukti. Tik, kad perdodantis krato naują. Šūvis jo naujam vadui, kad suprastų, kur papuolė. Tai kiek maždaug, apie kokio laiko tarpą mes galim kalbėti apie bendros paskirties karo policininko parengimas? Tai čia kas mėnesis? Bazinis parengimas 3 mėnesiai. 3 mėnesiai. 3 mėnesiai. Po to, kai jis jau yra karys? Taip. Okay. Po to, žinoma, jisai ateina į dalinį, tada prasideda jau paskirimas į vienetą, kur atitinkamai instruktoriai vadai jau su juo dirba, bet didžiąją dalim tai yra mokymasis kasdieniniai veiklai. Okay. Nu ką, artėjant link pabaigos, kitas dar klausimas, jis toks gyvenimiškas, labai galvoju. Karo policija, tokia savotiškas Lietuvos kariuomenės kaip imuniteto tarnyba tam tikrą prasme ir panašiai, drausmės pažinimų prevencija ir vėl. Visi iš to paties apkaso, visi kažkada kartu tarnavę Vaidoto batalione, visi kažkas kažkieno vadas buvęs, kažkas kažkieno viršininkas, pažįstam vardus, pavardės, žinom ir panašiai. Kariniai laipsniai kariuomenė labai stiprus dalykas ir galbūt jeigu kito vidaus tarnybos universitete teoriškai yra, gal praktiškai reiškiasi ne taip stipriai implementuoti kaip pas mus, bet pas mus nepamatysi pulkininko reguliuojančio eismo, reiškia. Ir tas nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog faktas. Kaip su šituo, ar kyla niuansų karo policijai, pavyzdžiui, nežinau, sulaikyti, uždėti antrankius pulkininkui? Ar gali leitenantas karo policijos? Kaip vyksta tvarkyti su visais tais didelės šeimos, reiškiasi, tai, žinot, efektais, kad, aš tave seniausiai pažįstu, ką tu čia man dabar tirsi, aš tau čia nepūsiu ir panašiai. Yra šitų niuansų, ar nusišneku tiesiog? Ir einam prie kito klausimo. Taip, niuansų pasitaiko, galbūt netokių aštrių, bet pasitaiko. Mano visą laiką pozicija yra tokia, kad karys, karo policininkas, nežiūrint tai, koks jo yra laipsnis, pirmiausiai jis turi veikti statuto garbės rėmuose. Jei tai būtų seržantas, ar leitenantas, ar kapitonas, jis vykdo savo pareigą. Mes tiesiog esam pavaldus kariuomenės vadui. Atitinkamai stabdydamas kariškį, sakykime, neatsižvelgiant į jo laipsnį, jis turi elgtis pagarbos rėmuose, neviršydamas savo įgaliojimų. Jei jo reikalavimai yra teisėti, jei jis elgiasi parodydamas taip, kaip reikalauja statutas, problemų neturėtų būti ir negali būti. Tačiau jei karys viršyje savo įgaliojimus, karo policininkas, aš turiu omeny, tai yra pažeidimas ir atitinkamai būtų priemonės. Pulkininkams antrankį tikrai neteko dėti, ta prasme, tokio įvykio aš neatsimenu. Kariuomenė plečiasi, visko gali būti, bet palinkėčiau savo ir karo policijai, kad to niekada nereikėtų padaryti ir kariuomeniai. Bet manyčiau, jei iš tikrųjų jau būtų tokia situacija, tai būtų tikrai informuotas kariuomenės vadas, tikrai būtų informuotas atitinkamos institucijos ir užduotis būtų įvykdyta. Čia dar toliau eiti su klausimu norėjau, bet gal ir nebeisim. Galvoju, jeigu patį kariuomenės vadą, kuriam pavaldus reiškia, generolo Vaikšnoro dabar reikia grįžti iš komandiruotės ir sulaikom. Kaip čia tą reikėtų padaryti? Gal pakartosiu aš generolo Vaikšnoro žodžius. Jei tai padėtų kariuomeniai greičiau bėgti ir taikliau šaudyti, ką padarysi? Kągi, norėčiau užbaigti pokalbį, bet dar turiu vieną klausimą, nes labai gražiai pabaigė čia. Yra toks karo policininko ženklelis? Taip. Filmukuose būna. O jūs irgi turite tokį? Tikrai taip. O gal galite parodyti? Turite čia su savim? Prašau, taip. Va ta kamera mato, jūs į ją galite parodyti. Aha, okei. Ir ką jis reiškia? Ar juo galima su treningais būnant parodyti visiems kitiems, kad turi įgaliojimus? Kokia jo paskirtis yra to ženklelio? Jo paskirtis tai yra tarnybinis ženklas, tarnybos ženklas. Tai nėra pažymėjimo atitikmuo? Tai nėra pažymėjimo atitikmuo. Tai mūsų tyrėjai, kada vykdo tyrimus, ypatingai įvykio vietoje ir panašiai, šitas ženklelis yra matomas. Tai yra rodoma, kad vis dėlto pareigūnas. Tai yra teisėsaugos pareigūnas. Okay. Kažkokių special papildomų tenais įsigaliojimų nesuteikia? Maisto produktų negaunam. Supratau, ačiū Jums už pokalbį.